tai tiesiog įsivaizdavimai vieno naujo kompiuterio gamyboje yra sunaudojamas 190 000 litrų vandens. Per metus yra pagaminami apie 300 milijonų kompiuterių, kas sudaro apie 57 kubinius kilometrus vandens. Kad įsivaizduoti šitą skaičių, tai jis yra lygus ir netgi šiek tiek didesnis už Gardą ežerą Italijoje, šalia Milano. Tai yra būtent kompiuterių gamyba per metus ir tik kompiuterių gamyba. Mobiliųjų telefonų yra pagaminama virš milijardo kasmet, ten skaičiai yra dar didesni. Ir kad suvokti šitos skaičius, ir jie skamba baisiai, ir mes turbūt įpratę galvoti apie tvarumą ir klimato kaitą kaip procesus, kuriuo, kaip aš, kaip fizinis asmuo, kaip paprastas žmogus, nelabai ką ir galiu padaryti, bet mes šitą ir savo verslo modelį dėliodami ir galvodami apie tai, kaip sukurti tą didžiausią poveikį, visada akcentuojam, kad mūsų atveju ir nebūtinai tas įrenginys yra iš mūsų, bet tiesiog atnaujintas, refurbished vadinamas įrenginys, jo įsigijimas jau sukuria milžiniškus taupimus. Tiek vandens, tiek iškasamų žaliavų, tiek įvairių šiltnamio dujų emisijų. Tai pokytis yra mūsų kiekvieno rankose, ne tik kaip fizinio asmens, bet įmonių prasme, tai yra be abejo sukuriamas dar didesnis poveikis, 100 darbo vietų kompiuterizavimas, atnaujinta įranga sukuria milžinišką teigiamą poveikį aplinkai ir mes būtent kalbėdami apie tos skaičius ir stengiamės taip papasakoti taip labai prieinamai, kad tai yra mūsų visų rolė ir visų mūsų darbas ir stengiamės įkvėpti žmonės, kad pokytis yra mūsų rankose.